Gerai? Gerai, jungi. Palaukime dar, nejunkit mergaitės. O kas jums jungo vaizdas? Jam ryšys labai. Štai ryšys buvo. Tai reikia važiuoti į vietą. Teisingai. Tai paskui problemų. ne, tai jisai pirmasis braškės, dabar darbo turi. Skina, ne? Aišku. Kanušą. Tai šilvamis gal. Tik kai vakar valgė Facebook'e mačiau. Ai, šiltnamį turi dar irgi. Aš šiandien žadėjau bulves. Labadiena, gerbiami kolegos. Šiandieną Neryšo zona. Viskas gerai. Na, girdi? Girdžiu. gerai. Labadiena, gerbiami kolegos. Šiandien pradedame aplinkos ir kaimo reikalų komiteto posėdį. Posėdėje dalyvauja komiteto nariai Mantas Adomaitis, Vilija Kartašienė, Petras Giržadas, Antanas Karnišauskas, Romas Karūžna ir Mažvydas Rudis nuotoliu. Gerbiamas kolega, ačiū labai už pažymėjimą. Ir šiandieną darbotvarkėje turime 27 klausimus. Ir prieš darbotvarkę turime svečią pasikvietę dėl ataskaitos pranešimo priešgaisrinės tarnybos viršininką Virginijų Vasiliūną. Gerbiamieji kolegos, ar sutinkote su šią darbotvarkę šiandien? Taip. Ačiū labai. Tai prašom pakvieskit priešgaisrinės tarnybos vadovą. Labadiena, gerbiamas viršininkė, aš jūsų pristačiau. Mes išklausysime praeitų metų jūsų darbo rezultatus ir ataskaitą. Prašau. Žodžiu taip, norėčiau pradėti nuo mūsų pasiekimų, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo. Atsiprašau, viršininkas, kur trūksta pradėti? Išjungkit garsą. Gal galite mikrofoną išjungti? Atsiprašau, gerai. Žodžiu, jeigu jūs žiūrėjote ataskaitą, pastebėt, kad praeiti metai buvo gaisrų skaičiaus kilimas, tai galima teigti, kad į trumpuoju laikotarpiu šitas nuokrypis įvyko, bet jeigu paėmus bendrai ilguoju laikotarpiu, tai gaisrų mažėja, bet čia aš suriščiau su meteo sąlygom, kurie mums nelabai teigiamai veikia ir pagrindiniai suodžiai kamine sukėlė mums tą tokį kilimą. Taip pat tarnyba atlieka ir gelbėjimo darbus. Mes dalinamės su valstybinė maždaug per pusę, aišku, mūsų yra daugiau, bet į gaisrus vykstam kartu, gelbėjimo kitą kartą atskirai. Toliau dėl visų mūsų rodiklių, kaip klausė, dėl išvykimo laiko ir suteikimo pagalbos, tai praeitų metų tas atvykimo laikas, vidurkis per rajoną normatyvas yra 18 minučių rajono ribose, mūsų yra 10,2 minutės. Tai pasitarnavo galbūt, kad iškvietimai vyko ugniagesių artimai tų komandų teritorijoje. Čia irgi negalima taip teikti, kad jau viskas čia taip idealiai. Paskui, be šitos pagrindinės mūsų veiklos taip pat yra ir aš norėčiau akcentuoti į prevencinę veiklą, kuri mes pagal įstatymą priešgaisrinės saugos turim kartu visi bendrai, taip pat kaip ir pareigota ir savivaldybė, ir valstybinės tarnyba, mes ten dalyvaujam, dirbam. Ir suprantat, kai rezultatas yra toks nekoks, bet matomai mūsų tas įdirbis atsilieps gal vėlesniais metais, kad nebus tokio kilimo gaisrų. Jeigu Respublikos mastu pažiūrėt, tai mes gaisrų turim labai nedaug. Reikia pasidžiaugti tam galimai jau keletos metų įdirbiui. Tai dėka nusikaltimų prevencijos programos mes perkam dūmų jutiklius, kuriuos kontroliuodami priešgaisrinę saugą gyventojų būstuose, socialiniuose būstuose ir apskritai akcijose įvairiuose. Mes juos
įrengiam, įdiegiam ir norim, kad žmonės visi būtų saugus ir ramiai gyventų. Po to vyksta pas mus ir švietėjiška veikla. Jau nepaslaptis, kad renginiuose tų ugniagesių netrūksta, gal kitą kartą jie jau ir per daug įkyrus, bet reikalinga, kad žmonės atkreiptų ne vien į 112, bet ir tas mintis, kurias dėsto ugniagesiai patardami. Tai va čia ir akcentą mes, kaip turim tą jau tradicinę rugsėjo 1, sukurtas tas mūsų atšvaitukas ugnius jau dabar turėtų būti populiarus ir visoje Lietuvoje. Mūsų pirmas užsakymas buvo šitos prevencinės programos, o dabar stebiu aš jų tų gamintojų svetainę, jis jau atstovauja ugniagesius. Tai va, džiugu, kad galimybę sudarėt jūs su programą tvirtindami, o dėka nekurių tai iškyla. Tai va, šitas dalykas, na ir ką, jums smalsiausia tikriausia mūsų bėdos. Apie bėdas ir tą ateinantį gerą laiką aš truputį didesnėje auditorijoje, nuo į salėje minėjau, kad galbūt tuo metu 16 pradžioje buvo aktualu socialiniai dalykai, švietimo dalykai. Na, aš manau, mes jau pakankamai kantriai išlaukiam. Atėjo gal tas metas ir man viliuosi, kad sekančių metų tas finansinis laikotarpis bus sėkmingas ugniagesių krypčiai. Na va, trumpai tai tiek. Gal per daug glaustai, bet jeigu jūs turit klausimų, mielai atsakysiu. Taip, ačiū. Kolegos, kas norite paklausti? Užtenka žmonių. Tikrai taip. Apie žmonės jų pakankamai. Mes prieš metus tarpininkavom ruošiant 5 ugniagesius į ugniagesių mokyklą. Mūsų pasiūlymų, jų gerų norų ir jie baigė, metus pralaukė. Tai dabar planuojam birželio 2 dieną priimti tą žmogų iš to 5, nes atleidom vieną dėl sveikatos, tai va mes tą kompensuosim. Etatai yra visi užpildyti, aišku, kaip ir kiekvienam kolektyve yra problemų dėl nedarbingumo, pagal gaisrinės saugos standartą mes niekaip, kaip ten bebūtų, kaip ten kas besakytų, netgi matematiškai negalim užtikrinti, kaip ir visur žiniasklaidoj, galbūt jūs teko girdėti, tų 2 žmonių prie gaisrinio automobilio. Tuo mes kompensuojam pasinaudodami VRM įsakymų ministro, kad mes galim turėdami savanorius nepilną komplektą komandose. Tai viskas tas yra teisėta, normalu, bet natūraliai būna ir atvyksta vienas mūsų ugniagesis, bet tai nereiškia, kad jis vienas jums tą nelaimę likviduoti, vyksta taip pat pajėgos pagal iškvietimo numerį pajėgų ir atvyksta ir valstybinis, ir mes, ir to žmonių tikrai, kaip pasakyti, pakanka ir nežinau, gavau vieną tokią mintį, o kodėl Jonišky taip populiaru pas ugniagesius, jų į savivaldybės tarnybą, o ne į valstybinę. Aš čia paliksiu tą atsakymą, susigalvoti jums. O kas tie reikalavimai kiti? Reikalavimai silpnesni, bet nenoriu raudonuoti, gal dėl tos priežasties. Sakykit, atlyginimas švytuoklė, koks vidutinis? Dabar mes per 1000-1100 priklausomai nuo budėjimų skaičiaus, kur lemia naktinės valandos, šventiniai. Iki mokesčių tai? Ne. Čia mokesčių. Šitie mūsų ten jau vos ne arti 2, bet kas į šeimas parnešama, tai yra tiek. Bet iš ataskaitos skaičiau, kad jūs ir kitus rajonus aplankote, esant bėdai. Taip, pagal pajėgų iškvietimo planą mes dirbam
visos apskrities mastu, nes pagrindinis šitas mūsų pagalbos šauksmas būna iš Pakruojo rajono šitos dalies, kur mes ribojamės. Kas kiek arčiau jo. Ir aišku, iš nuo Rodiškių, nuo Akmenės va šita dalis. Į Šiaulių kryptį neypatingai, nors mūsų žinioje yra pagal planus ir Meškuičių visą bagetą, va tas medžio apdirbimo centras, mūsų tarnybos komandos Rodiškių vyksta ten į pagalbą bet kuriuo šauksmo metu. Supratau. Ir iš ataskaitos matosi, kad kiekvienais metais yra įdidėjimo po truputį tyčinė žmonių veika. Kaip į šitą? Čia vat, mes tų gaisrų kaip netiriam, bet iš bendro žinių, kad būna ir padegimų, ir šitų, kur jau reikia ikiteisminių tyrimų. Padegimų? Taip. Ne vien šitas Suodžiai Kamine yra ir tokių negerų kėslų. Nes, galbūt pandemija buvo sustabdžius visą tą tendenciją. Labai džiaugiamės ir visa kita, kad jų sumažėjo gaisrų. Bet jeigu žiūrint, kaip grįžtų gal prie pradžios, prieš 10 metų, tai mes per pus šito nelaimių sumažėjom. Ko neturim šitos pievų gaisrų, va šitokių dalykų mes pavasarį išvengiam. Nes pas mus viskas įdirbta yra, viskas žalia tuo metu. Bet pasitaiko. Na ir dar iš tų bėdelių, tai mūsų ta technika. Nors cituojant pirmadienio įvykius, mes su savo turimo technika gelbėjom valstybininkus. Ataskaitai rašyt, kad tvarkomi keičiami varikliai. Taip. Iniciatyva. Bet aišku, norėtųsi darbo šito vietų ir pagerinimo ir savame suprantamo priemonių. Kas apie gali būti jums kilti klausimų dėl darbuotojo aprūpinimų, darbo saugos ir šitais priemonėm, rūbais, tai yra jau iki maksimumo atlikta. Nes malonu girdėti. Toliau bandom prabangias priemonės, testuojamės, nes jeigu atsirastų eilutėj, mes būtent tas įsigytume, nes rinkoje esančios priemonės darbo saugos yra aukštai užkeltos ir esant galimybę mes po truputį diegiam kas link avalynės gaisrų gesinimo, nes geriau jau investuoti daugiau ir turėti ilgalaikį tą periodą, negu žmogui tempti ten tos bereikalingus kilogramus. Gal čia ne toj vietoj. Jūsų finansinė padėtis gerės, tikėkimės. Tikimės, kas link šito vadovybės ministerijos patikino, kad tai bus atsižvelgta ir kaip paskutiniam susitikime departamento direktorius sakė, mes turim būti kaip kumštis. Tik aišku, aš jam paminėjau, kad tą žodį vartoju aš jau ganėtinai senai. Nes be valstybinės mes negalėtume dirbti pilnai ir jie be mūsų. Taip kad mūsų pajėgos yra didesnis, jų galimai dėl gelbėjimo darbų įranga yra geresnė, bet žodžiu viskas yra išdėstyta rajoną taip, kad nelaimių metu mūsų kiek galima, kokiu bešiek darbo atlikti. Ačiū už informaciją. Dėkoti jums. Ačiū, kolegos, gal turite tada kas paklausti? Jeigu neturite, labai ačiū už informaciją. Linkime sėkmės jūsų darbe. Ir darbą ačiū. Čia dirbo kolektyvas. Ačiū ir nuo vadovo priklauso. Ačiū labai jums. Gerbiami kolegos, grįšime prie darbotvarkės. Pirmas klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 dienos sprendimo numeris 63 dėl Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo pakeitimo. Pranešėjas administracijos direktorius Aivaras Rudnickas. Labadiena. Į
komisijos sudėtį buvau įtrauktas kaip mero patarėjas, pasikeitus pareigom, siūlome ir prašome pakeisti mano pareigas šioje komisijoje. Netekote pareigų kalbų. Kai kurių pareigų ir netekote. Kitos atsirado. Klausimų yra, kolegos? Pritarim bendrų sutarimą. Ačiū. Sekant, dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimo numeris 11 dėl Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų aptarnavimo teritorijų ribų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Artūras Pališkevičius. Labą dieną, teikiamas sprendimo projekto esmė yra patvirtinti seniūnijų aptarnavimo teritorijų plotus, kurie jums yra pridedami. Prieš keletą mėnesių taryba patvirtinus buvo ribas, mes teikėme ribas įregistruoti registrų centrui. Registrų centras parašė raštą, kad norėtų, jog tarybos sprendimu atskirai dar ir plotus patvirtintumėm. Tai dėl to ir teikėme šį sprendimo projektą. Ačiū. Kolegos, jeigu nėra klausimų, pritarim bendro sutarimu? Pritarim. Dėkui. Trečias. Dėl valstybinės žemės sklypo esančio GSO. Palaukit, dar vyksta transliacija, kažkodėl užsikirto, truputį lukterkit. Yra. Atsirado. Vaizdas. Kažkas nutiko? Viskas gerai, aš tai girdžiu. Jūs mus girdite? Transliacija, kad Transliacija, matau, viskas gerai. Ne, tu matai, bet išorė YouTube'as nerodo. Kaip tai rodo jau? Rodo. Čia tai nerodo. Gerai, aš paleidą tik. Žinau. Galime tęsti? Trečias klausimas. Dėl valstybinės žemės sklypo esančio GSO gatvė 2 Joniškio miesto rajono savivaldybės perdavimo neatlygintinai naudotis. Skyriaus vedėjas Artūras Pališkevičius. Prašau. Teikiamo sprendimo esmė yra perduoti neatlygintinai naudotis pagal panaudą žemės sklypo Aušros gimnazijai, kuris yra Joniškio mieste, GSO gatvėje, taip pat nustatyti nuomos terminą bei patvirtinti sklypo dalių planą. Ir prašyčiau komitetų tarpinio balsavimo antrame punkte, kadangi sprendimo projektas buvo parengtas šiek tiek anksčiau, prieš keletą dienų pasikeitė kadastriniai duomenys, atitinkamai formulės paskaičiavimo, tai nebe 51, bet 56 metam, bei šiek tiek patikslinti formuluotę. Pakeitimus matote. Kolegos, dėl 56 metų tarpinį balsavimą pritarėm bendrų sutarimų? Tik dėl 56 metų, dėl visų pakeitimų. Pagal formuluotę. Prašau, vedėjas, tęskite. Baigėte? Kolegos, yra klausimų, ar galim pritarti bendrų sutarimų? Ačiū labai. Už visą sprendimo projektą taip pat. Ketvirtas. Dėl valstybinės žemės sklypo esančio Dariaus ir Girėno gatvėje Kriukių miestelėje Joniškio rajono savivaldybės perdavimo neatlygintinai naudotis. Skyriaus vedėjas Artūras Pališkevičius. Teikiamo sprendimo esmė yra analogiška kaip ir praėjusio, tai yra pagal panaudą perduoti žemės sklypą pagrindiniai mokyklai, kuris yra Kriukių miestelėje, bei nustatyti 61 metų terminą nuomos. Supratome. Bus norinčių paklausti? Jeigu nėra, pritarėm bendrai sutarimą. Penktas. Dėl valstybinės žemės sklypo esančio statybininkų gatvė 5 Joniškio rajono savivaldybėje perdavimo neatlygintinai naudotis. Prašom. Taip, teikiamo sprendimo esmė yra perduoti neatlygintinai pagal panaudą žemės sklypų darželį Saulutę bei nustatyti 65 metų terminą. Analogiškas. Taip. Pritarėm bendrų sutarimų, kolegos. Dėkui. Šeštas. Dėl kitos paskirties esančios Švietės gatvėje Žagarės mieste nuomos be aukciono žemės. Prašau. Teikiamo sprendimo projekto esmė yra pagal asmens prašymą nuomoti be aukciono 7 metams žemės sklypą. Vienbučių, dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, sklypas randasi Žagarės mieste. Yra klausimų? Pritarėm bendrų sutarimų. Ačiū.
Ačiū vedėjas. Sekantis 7 klausimas. Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginių veiklos plano ataskaitai. Pranešėja ekonominės plėtros investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Egidija Daunorinė. Labadiena. Labadiena. Teikiamo tarybos sprendimo projekto tikslas pritarti Joniškio rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano ataskaitai. Ataskaitą pristatysiu skaidrėmis apibendrintai. Jums prie projekto buvo pateiktas smulki kiekvienos programos ataskaita ir priemonių vykdymas. Tai 2024 metais patvirtintame strateginėme veiklos plane buvo numatyta įgyvendinti 4 veiklos prioritetus, 7 veiklos programas, 156 priemonės. Plano įgyvendinimui buvo numatyti 55 300 000 eurų. Per metus įgyvendintos 153 priemonės, priemonių įvykdymo procentas 98. Plano priemonėms įgyvendinti panaudoti 54 719 000 eurų. Tai yra 581 000 eurų mažiau nei buvo planuota. Mažesnį lėšų panaudojimą įtakojo metų eigoje kitęs priemonių įgyvendinimo lėšų poreikis, lėtesnių nei planuota tempu vykdytos pažangos priemonės bei su to susijęs savivaldybės paskolos lėšų naudojimas. Vertinant kiekvieną programą atskirai, planuotų ir įgyvendintų lėšų pasiskirstymas bei priemonių įgyvendinimas pavaizduotas grafikuose. Detaliau nagrinėjant programų įgyvendinimą pagal priemonės, pažymėtina, kad priemonių įgyvendinimas vyko sklandžiai pagal patvirtintą planą. 5 programuose tai yra švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas, savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas, seniūnijų veiklos užtikrinimas, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas, kultūros paveldo puoselėjimas, turizmas, verslas, įgyvendintos visos planuotos priemonės, taip kaip ir buvo patvirtinta metų pradžioje strateginėme veiklos plane. 2 veiklos programuose 3 priemonės neįgyvendintos arba jų vykdymas perkeltas į 2025 metus. Tai antroje programoje suplanuota priemonė sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūros įrengimas Joniškio rajone. Ši priemonė baigta įgyvendinti 2025 metais, nes praėjusiais metais užsitęsė projektavimo paslaugų teikimas, todėl rangos darbai buvo nupirkti tik tai 4 ketvirtyje. Priemonė įvykdyta, matėte atidarymo šventę stadiono. Antroje taip pat buvo numatyta priemonė nedirbančio ir nesimokančio jaunimo ekonominio aktyvumo didinimas. Ši priemonė nevykdyta, nes neatsirado paslaugos teikėjas. Buvo skelbtas viešųjų pirkimų konkursas 2 kartus ir dėja teikėjo neatrinkome. 3 programoje numatyta priemonė pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimas nevykdyta, nes pasikeitė teisinis reglamentavimas ir paslaugos buvo organizuotos valstybiniu mastu, dengiant valstybės biudžeto lėšomis. Taip pat įgyvendinant veiklos programas buvo numatyti ir 4 veiklos prioritetai. Siekiant pirmojo prioriteto žaliosios energetikos energiją tausojančių priemonių diegimas, baigta įrengti visas suplanuotas saulės elektrinės visuomeninės paskirties pastatuose, taip pat įrengta 20 elektros energijos kaupiklių šiuose pastatuose. Joniškio miesto mokyklos ir laisvojoje gatvėse įrengtos naujos apšvietimo linijos. Joniškio mieste parengti stadiono gatvės bei Šimkūnų kaimo apšvietimo tinklų įrengimo techniniai darbo projektai. Antrajam veiklos prioritetui sporto paslaugų infrastruktūros vystymas. Tai ir buvo vykdytas minėtas projektas sporto infrastruktūros modernizavimas Skaisgiryje. Taip pat vykdyta galima investuotojo atranka Joniškio universalios sporto salės ir baseino komplekso statybos ir viešųjų paslaugų teikimo projektų įgyvendinti. Ir gauta parama bei pradėtos Žagarės miesto sporto infrastruktūros rekonstrukcijos ir pritaikymo visuomenės poreikiams projekto veiklos. Trečiajam prioritetui socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra buvo parengti ir centriniai projektų valdymo agentūrai pateikti projektų įgyvendinimo
gyvenimo planai, skirti įkurti atvirą jaunimo centrą Žagarėje, modernizuoti atvirą jaunimo centrą Joniškio mieste, įrengti 11 naujų socialinių būstų Joniškio mieste, įkurti socialinės dirbtuves Žagarėje, bei paslaugų teikimui pritaikyti vienus grupinio gyvenimo namus. Visiems šiems projektams finansavimo sutartis pasirašytas 2025 metais. Ir ketvirtasis veiklos prioritetas - turizmo ir rekreacijos paslaugų infrastruktūros gerinimas. Šiam prioritetui taip pat buvo parengti ir centriniai projektų valdymo agentūrai pateikti projektų įgyvendinimo planai. Jie yra skirti Žagarės ozo pritaikymo lankymui, Žagarės Dolomito atodangos pritaikymui lankymui, bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio žalyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymo lankymui. Šiem projektam taip pat pasirašytos finansavimo sutartis. Tiek būtų trumpai apie visą ataskaitą. Ačiū Jums. Yra norinčių paklausti, kolegos? Ar galime bendrų sutarimų 2024 ir 2026 metų strateginiai veiklos plano ataskaitai bendrų sutarimų pritarti? Galim? Ačiū labai. Ačiū, ponia Gidė. 8 klausimas. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 metų birželio 21 dienos sprendimo numeris 160 dėl pavedimo uždarai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui administruoti Joniškio miesto ir Žagarės miesto pirtis pakeitimo. Pranešėjas infrastruktūros skyriaus vedėjas Raimondas Tiškevičius. Esame gavę uždaros faktinės bendrovės Joniškio ūkis prašymą peržiūrėti Žagarės ir Joniškio pirčių bilietų kainas. Ir mes peržiūrėjus, buvome jas padidinti 50%. Paskutinį kartą kainos buvo nustatytos 2018 metais. Supratau. Tai žiūrėjau, bet kiek dabar Joniškis yra? Kiek siūloma Joniškis? Buvo 4, dabar būtų 6. Taip, o Žagarė? Žagarė buvo 3,5, būtų 5,25. Ir taip pat dėl dušo vietoj 3 eurų saugusim 4,5, vaikam iki 14 metų negalėsim nuo 2 iki 3 eurų. Aha, aš turiu tokį siūlymą, jeigu kolegos neprieštarau, Žagariai suopalink palik 5. Kaip kolegos, ar galite tą siūlymą pritart? Lengviau atsiskaityti. Lengviau atsiskaityti, iš tikrųjų. Tai tada už visą sprendimų projektą. O ar nėra ar ne gyventojų grupės, kuri visai veltui? Yra. Kas yra? Ukrainiečiai. Aha. 100% yra, ne? Mhm. Ir viskas. Taip. Sekantis klausimas. Tarpinis ir už visą. Už visą nebuvo? Už tarpinį ir po to už Pritarėm bendru sutarimu. Ačiū Jums labai. Sekantis 9. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 metų Liepos 1 dienos sprendimo numeris 132 dėl uždarosios akcinės bendrovės Green Joniškis 2021-2026 metų investicijų suderinimo pakeitimo. Pranešėjas infrastruktūros skyriaus vedėjas Raimondas Tiškevičius. Uždarosinė bendrovė Green Joniškis pateikė prašymą įtraukti 3 naujas veiklas į investicijas. Tai būtų Pakluonio biokuro Katrinės IT infrastruktūros modernizavimas 10 000 eurų, personalo atlyginimų skaičiavimo sistemos keitimas 6 000 eurų, Pakluonio katilinių teritorijos aptarimo rekonstrukcija 8 000 eurų. Tai būtų visi įtraukti į 2020 metų investicijas. O kolegos, gal turite paklausti? Jo, tas personalo atlyginimų skaičiavimo sistemos keitimas. Ar nėra atlyginimai? Yra buhalterinės programos ir skaičiavimas. Man tas neaišku. Tos programos yra naudojama programa, nebetitinka šiuolaikinių standartų, 20 metų senumo ir reikia naujos programos, kompiuterinės, buhalterinės, atlyginimas skaičiavimai ir visai kitai buhalterijai. Bet čia tik tai, sakykime, mūsų tai šildymo sistemai, ar ne? Ne, Greno organizacijai. Įmonė. Ir čia jų pinigai. Čia ne mūsų prašo. Jie tik tai mes jums suderinti investiciją. Pritarėte tam investicijom. Mes akcininkai jų esame. Nes turima 20 metų. Sakykite dabar, o tas jų išlaidos, kiek tai atsilieps mūsų gyventojų
kainų pakelimui ar 0,00 kažkiek Taip, centų. tai jau Pakluonio biokuro katilinės IT infrastruktūros modernizavimas, tai savikainai padidintų 0,0057 euro centų už kilovatvalandę, personalo atlyginimo skaičiavimo sistema būtų 0,0086 euro centų už kilovatvalandę ir Pakluonio katilinių teritorijų aptvėrimas būtų 0,0017 euro centų kilovatvalandę. visiškai jie išlaidų neprisijėmė. 0,009 cento. Nu, čia nedaug, aišku. Bet sakau, visiškai jie išlaidų neprisima savo. Tai gyventojai padengs, ne. Aš apie tai. Jie dalinant gyventojus. Ne, vis tiek yra skaičiavimo metodika ir juos per vertą turi apsiginti, vertas irgi reikalauja, kad viskas būtų įstatymiškai. Jie nelabai gali ką manipuliuoti turimais pinigais, be jūsų žinios. Jeigu nėra klausimų, kolegos, pritarėm bendrų seimo? 10. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Mekių kaimo bendruomeniai laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais. Vietėjas Raimondas Tiškevičius. Prašau. Šio tarybos sprendimo projekto perimtumėm iš Mekių kaimo bendruomenės savivaldybės turimą pastatą mokyklą ir tuo pačiu tarybos sprendimu perduotum Mekių kaimo bendruomenė tą patį pastatą valdyti 10 metų neatlygintinai, nes jie nori dalyvauti projekte, kur būtina, kad jie būtų patalpų nuoma nemažai kaip 10 metų. Aišku. Yra norinčių paklausti? Pritarėm bendrų sutarimų. Ačiū. 11. Dėl sutikimo registruoti Bariūnų kaimo bendruomenės buveinę. 11. Prašau. Šio tarybos sprendimo projektu siekime sutikti, kad Joniškio rajono savivaldybės nuosavybės priklausančiame pastate esančiame adresu Parkų gatvė 7 Bariūnai būtų registruota Bariūnų kaimo bendruomenės buveinė. Pagal jų prašymą. Pradam. Galim pritart bendrų sutarimų? Galim. Dėkui. 12. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 12. Dėl savivaldybės tarybos 25 metų kovo 28 dienos sprendimo numeris 54 dėl sutikimo perimti valstybės turtą pakeitimo. Prašau, vedėjas. Šiuo tarybos sprendimo projektu būtų patikslinta savarankiškoji savivaldybių funkcija dėl planuojamo perimti valstybės turto. Jinai yra paryškinta šitą funkciją papildome, nes to prašo Mažvydo biblioteka. Aišku. Pritarėm bendrų sutarimų? Taip. Dėkui. 13. Dėl sutikimo perimti Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą. Prašau, vedėjas. Šiuo tarybos sprendimo projektu siekime sutikti perimti Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės nuosavybės teise priklausant ir šiuo metu valstybės įmonės žemės ūkio duomenų centro pateikimo teise valdomą turtą, tai kiemo aikštelė, pantoninis tiltas ir 2 pavėsinės, kurios yra nacionalinėje. Minutė, atsiprašau, sustabdyta transliacija. Kolegos, jeigu nėra klausimų. Dėl turto perėmimo Joniškio rajono vaikų ir šeimos gerovės centro. Prašau, vedėjas. Šiuo tarybos projektu siekime perimti iš Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro vieną kabinetą 11,3 m2 ploto patalpas esančias Livonijos gatvėje 4-1, tai yra šitame pastate. Tačiau praeitą savaitę penktadienį gavome vaikų šeimos gerovės centro prašymą, kuriuo jie prašo, kad perimtumėm visus 5 kabinetus, kuriuos jie turi pirmame aukšte. Tai mes prašytumėm, jeigu galima, pakeisti tarybos sprendimą ir įrašyti visus 5 kabinetus, kad nereikėtų kitą tarybos posėdį iš naujo vėl. Tai čia, pratau, reikės tarpinių balsavimų, taip? Taip. Dėl to pakeitimo kolegos pritarėm bendrų sutarimų, kad bus tarpinis dėl visų perėmimo. Taip. Ir paskui už visą sprendimo projektą galim pritarti? Galim. Ačiū. O tai jie atsisako tų kabinetų? Tai persikėlė kitur. Ar atimat iš jų? Ne. Persikėlė kitur. Savivaldybė bus visų kabinetų ir specialistai laisviau samdyti. 15. Dėl turto perėmimo iš užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Prašau, vedėjas.
Šių tarybos sprendimo projektų siekime perimti iš užimtumo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybės turto panaudos sutartimi valdomą turtą, tai 23,34 kvadratinius metrus patalpos, esančios Tilto gatvė 2 Žagarės mieste. Tai yra seniūnijos pastate. Kas čia anksčiau buvo? Jie turėjo, jie vykdė veiklą, tačiau dabar veiklos Žagarė nebevykdys ir nebereikalingas patalpas. Pritarėm bendrų sutarimą. 16. Dėl turto perdavimo humanitariniai pagalbai teikti. Šiuo tarybos sprendimo projektu siekime pritarti Joniškio rajono savivaldybė nuosavybė priklausančių ilgalaikio turto, tai yra 3 automobilio, priskyrimo turtui, kuris gali būti skirtas humanitariniai pagalbai, ir tuo pačiu sprendimu perduotumėm šitą turtą Ukrainos Respublikos Žovkos rajono savivaldybės nuosavybę. Automobiliai yra nevažiuojantis, bet humanitariniai pagalbai jiems tinka. Tai 3 automobiliai. Prašome dėl 4, tačiau dar vienas autobusiukas, dar nėra galutinai dokumentai sutvarkyti ir šiam tarybos netinka. Yra pusantros. Vis tiek kažkaip tas turtas vertinamas, kokia parama, sakykime, jiems suteikiama, dabar čia žiūriu belikotinės vertės. Kaip išeitų, kad atiduodam 0, lyg tai nieko nėra. Čia buhalteriškai pas mums nebeliktų apskaitoje. Mes juos buvom paskelbę aukcioną pardavimui, tačiau jų niekas nepirko, vykė aukcionų, nereikalingi ir... Tai jie nevažiuojantis yra. Taip. Pasiremontavus, jie, aišku, važiuoja. Taip. Netikslingai remontai. Supratau. Pritarim kolegos bendrų sutarimų. 17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Prašau, gerbiamas Ilijas. Šiuo tarybos sprendimo projektu siekime sutikti perimti Joniškio rajono savivaldybės nuosavybę. Šiuo metu Aviacija Lietuva turto patikimais valdomas valstybės reikšmės rajoninio kelio Apskritis Ramoškiai ir valstybės reikšmės rajoninio kelio ruožą Joniškis Linkiškis Staniliai Gruzdžiai, tai būtų Žemaitis ir Žemaičių gatvės. Žemaičių paklausti, prašau. Ja. Tai čia dabar tas kelias, kur pro Šiaurės Vilką geležinkelių pervaža ir pėstiesiems kaip ir nepadaryta ten. Mes dabar perimam. Bus sekantis tarybos klausimas. 18 bus. Ne. Antanas ne to klausia. Antanas klausia perėjimo per gelžkelį. Jo. O ne, čia lygiai. Vyksta projektavimas. Geležinkeliai. Viena dalis bus jau padaryta, o kitos dalis projektavimas. Ten, kur už geležinkelio, tai kaip pažadėjo Via Lietuva atstovai, tai ateinančią savaitę turėtų būti nutiesta, o kita dalis, kur čia į Žemaičių pusę, tai turi projektuoti su mūsų pagalba nutiesti. Projektuojama yra. Kaip perimti mes patys. Geležinkeliečių LTG link užsakymų vyksta projektavimas pačiai perėjai per gelžkelį, nes ten sudėtingų visokių dalykų yra. Priėjimą iki gelžkelio, nuo Pirčių atėjimą iki gelžkelio kitą savaitę pažadėjo Via Lietuva nutiesti. Nuo Žemaičių kvartalo mes nutiesim tada, kai bus padaryta perėja per geležinkelį. Mes dar tiesim iki Žemaičių kvartalo. Dabar pati ta perėja per geležinkelį yra projektuojama. O kas ją vykdys geležinkelį? Bet paskui vėl mes perimsim, ar ne? Ne. Jie geležinkelių teritorijos geležinkeliečių. Jie neatiduoda jie savo atkarpų. Čia jų infrastruktūra. Ačiū. Pritarim bendrų sutarimų. Dėkui. 18. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės nekilnojamo turto perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn. Infrastruktūros skyriaus vedėjas Raimondas Tiškevičius. Tarybos sprendimo projektu perimtum Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn Lietuvos Respublikos valstybės nekilnojamą turtą, tai pėsčiųjų takos, tai būtų Vilniaus, Žagarės, Žemaičių ir Žemaitės gatvių pėsčiųjų takai. Labai gerai. Kadastrų matavimo bylos yra padarytos ir Kolegos, yra norinčių paklausti? Galim pritarti bendrų sutarimų. Dėkui.
19. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2025 metų kovo 28 dienos sprendimo dėl Joniškio rajono savivaldybės 2025-2027 metų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų finansavimo prioritetinės eilės sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Skyriaus vedėjas Raimondas Tiškevičius. Šio tarybos sprendimo projektu pakeistumėm Joniškio rajono savivaldybės 25-27 metų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų sąrašo 4 eilutę. Tai būtų Joniškio mieste Žemaitės, Žemuogynės ir Žagarės gatvėse. Ir šiais metais 30 tūkstančių, planuotumėm 100 tūkstančių eurų didesnės darbuotojų. Yra klausimai bus. Pritarėm bendrų sutarimų šiam sprendimo projektui. Dėkui. 20 klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2025-2027 metų gaisrų prevencijos programos patvirtinimo. Vedėjas Raimondas Tiškevičius, prašau. Šiuo tarybos sprendimo projektu siekiama patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2025-2027 metų programą, kuri yra pradėta. Ir jeigu būtų klausimų, atsakyčiau. Supratau, yra norinčių paklausti? Pritarėm bendrų sutarimų? Dėkui. Ačiū Jums, vedėjas. Sekantis klausimas, 21. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 metų gegužės 7 dienos sprendimo numeris 127 dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų pakeitimo. Pranešėja Švietimo kultūros ir sporto komiteto narė Marta Stonienė. Labą dieną, tai sprendimo projekto tikslas yra atnaujinti ir aktualizuoti Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimo nuostatus. Esminiai pakeitimai yra dėl atrankos darbo grupių sudaromų mero potvarkių, vienkartinės finansinės paramos fiksuotos sumos, na ir reglamentuotos nuostatos dėl dokumentų rengimo atsakomybės. Supratome, yra norinčių paklausti? Galim pritarti bendrų sutarimų? 22. Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos paskirimo Adomui Žudžiui. Pristato Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Marta Stonienė. Tai sprendimo projekto tikslas yra paskirti Joniškio rajono savivaldybės individualią 2000 eurų stipendiją Adomui Žudžiui už išsamų liaudies menininko Alberto Žąsino nesąmonių sodybos kaip Joniškio rajono paveldo objekto tyrimą ir aktualizavimą perkeliant į skaitmeninę erdvę. Šį siūlymą teikia Meno ir kultūros taryba. Yra norinčių paklausti? O sakykit, kur būtų galima pasižiūrėti šitą jo veiklą įvykdytą? Ji nėra įvykdyta, čia yra prašomi skirti pinigai tam tyrimui ir aktualizavimui. Paraiška buvo pateikta Meno ir kultūros tarybai, jie vertino iš kelių ir atrinko šitą. Skaitmenės. Tai vėliau bus. Taip, vėliau. Taip. O tas sodybos savininkas, jis neprieštarauja? Neprieštarauja, šiandien gavome elektroniniu paštu patikinimą, kad yra su juo bendrauta ir jis tikrai neprieštarauja, kad būtų įamžinta jo veikla. Aišku. Ačiū kolegos už klausimus. Pritarėm bendrų sutarimų? Taip. Dėkui. 23. Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos paskirimo Birutė Kybartinė. Prašom, vedėja. Tai panašus sprendimo projekto tikslas paskirti šį kartą edukacinę 1000 eurų stipendiją Birutė Kybartienė už audimo edukacijų užsiėmimų ciklą Audžiame praeitį, kuriame ateitį. Taipogi paraiškos šiai stipendijai gauti buvo nagrinėjamas Meno ir kultūros tarybos posėdyje. Ačiū. Yra norinčių paklausti? Čia sidabrės ta žurnalistė? Ne. Yra tautodailininkė. Dar viena vietas. Taip. Pritarėm kolegos bendrų sutarimo. Ačiū. 24. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 metų kovo 29 dienos sprendimo numeris 41 dėl Matos Lančiausko premijos tyrimo nuostatų patvirtinimų pakeitimų. Prašau, vedėja.
Tai siektume atnaujinti Matos Lančiausko premijos skirimo nuostatus. Esminiai pakeitimai, kad darbo grupė būtų sudaroma mero potvarkiu, detalizuojama, kokie nariai sudarytų šią grupę. Na ir prašoma padidinti premiją iki 2000 eurų. Pratome. Yra norinčių paklausti. Pritarėm bendrų sutarimų. 25. Dėl Joniškio rajono savivaldybės atstovų delegavimo į kolektyvinės dėrybas ir įgaliojimo suteikimo. Švietimo kultūros skyriaus vedėja Marta Stonienė, prašau. Tai buvo gautas profesinių sąjungų atstovų kreipimasis dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo. Na ir kadangi jų dėrybų objektas tai įeina į savivaldybės tarybos narių kompetenciją, tai prašome deleguoti 3 narius šiai sutarčiai pasirašyti. Kolegos, turite pasiūlymų dėl 3 kandidatų į šią komisiją? Aš turiu pasiūlymą. Lina Budrienė, Benas Rimdžius ir Edita Rudienė iš skirtingų frakcijų. Kolegos, ar pritarėt? Pritarė. Ačiū labai. Tai bendrų sutarimo už visą sprendimo projektą tada. Pritarė. Ačiū labai. Dvidešimt šeštas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų kovo 31 dienos sprendimo numeris 122 dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ugdymo įstaigų bendruomeninėms iniciatyvoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašom, vedėja. Tai siekiame atnaujinti ir aktualizuoti Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ugdymo įstaigų bendruomeninėms iniciatyvams finansuoti tvarkos aprašą. Na ir įgyvendinant kelis metus šią priemonę, tiesiog matome, kad kyla poreikis detalizuoti organizavimo ugdymoje įstaigoje eigą, tai papildytumėm vienu skyriumi. Na ir buvo kreipimasis, kad šioje priemonėje galėtų dalyvauti formalų švietimą papildančios mokyklos, tai yra Joniškio sporto centras ir Algimanto Raudonikio meno mokykla. Na ir mūsų siūlymas yra papildyti tvarkos aprašą įrašų, kad formalų švietimą papildančios mokyklos mokiniui būtų skiriamas 50% iki mokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigoje besimokančio mokinio finansavimas. Supratome. Yra siūlymas 50%. Kolegos, pritarėm bendrų sutarimų šiam siūlymui? Ne. Jūsų jūra. Taip, pasikeis nuostatai. Tai yra klausimų. Sprendimo projektui pritarėm, bendrų sutarimų. Dėkui. 27. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 metų gruodžio 20 dienos sprendimo numeris 270 dėl Joniškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarimo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Švietimo skyriaus vedėja Marta Stonienė. Tai siekiame pakeisti ir papildyti Joniškio rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatus, bei prašome panaikinti 1 punktų sudarytą komisiją, kadangi jį jau patvirtinta anksčiau ir nuostatose pakeitimai daugiausiai techninio pobūdžio, tai komisijos pirmininko, jam nesant, kas įvaduotų balsavimo eiga, na ir numatyta galimybė posėdžius organizuoti nuotoliniu arba mišriuoju būdu. Supratome. Yra klausimų? Yra norinčių paklausti? Pritariau. Taip. Bendrų sutarimų. Ačiū labai. Ačiū vedėjams. Jūs norite paklausti? Ne, aš noriu po klausimų klausimą turiu direktoriui. Direktoriui, prašau. Eteryje ar baigė? Po eterio jau norit. Tinka ir taip ir kitaip. Prašau, klauskite. Kadangi aš buvau iniciatorius tokio vieno, gal sakyčiau, svarbaus mums visiems joniškiečiam klausimo dėl sporto centro ir baseino,
Ir aš visiškai atsitiktinai galbūt pirmiausiai tai iš mūsų rinkėjų, o paskui reiškia ir žiniasklaidos užgirstu, kad kažkas čia blogai vyksta su tuo baseino reikalais ir sporto centro. Pirmiausiai, tai žodžiu, noriu aišku paklausti, ką pakomentuotų direktorius tą reikalą, kas čia kaip, kur ir dėl ko. Kitas klausimas būtų tai, kad aš galvoju, kad kažkas nėra gerai, kada, sakykime, tu sužinai žmonių, kurie ateina ir pastato tave į kažkokią kvailą padėtį, kad mes kaip tarybos nariai priiminėdami sprendimus nežinom tokių, sakyčiau, gal rimtų klausimų, o gal čia pletkai. Tai, kaip pasakyti, tikrai norėtųsi informacijos daugiau. Nežinau, ką jūs girdėjote, ar tai pletkai, ne pletkai, bet situacija yra tokia, kad buvom prie finišą viešųjų pirkimų, liko pasirašyti sutartį atlikus tam tikras procedūras ir po galutinių pasiūlymų, vertinimų antrasis rangovas apskundė teismui mūsų priimtą sprendimą nustatyti laimėtojų mažesnę kainą pasiūlys tiekėją. Dabar vyksta teisminis procesas ir labai tikimės, kad jis ilgai neužtruks. Aš galiu dar. Šiaip tai aš girdėjau, kad tas rangovas, kuris buvo, sakykime, reiškia su juo sutarta, tokia informacija, kad jis tiesiog dėl kažkokių būdų atsisakinėja, kaip ir nenori dalyvauti. Negirdėjau tokių dalykų. Gerai, tai aš tada tik palieku tą vieną klausimą. Bet kokiu atveju tikrai, aš nekalbu, gal kažkam iš tarybos narių neįdomu, žodžiu, čia tie dalykai, bet, sakykime, aš tikrai buvau kaip iniciatorius, dar kartoju tą, tikrai norėtųsi ateityje, kad mes žinotumėm, kad būtumėm supažindinami ar tai elektroniniu paštu, ar tai, sakykime, kad ir pagal komitetus pasikviečiant, pasišnekėti tais tokiais strateginiais klausimais. Ir tikrai labai nemalonu, kada, sakykime, tu susirenki su žmonėm, jie, reiškia, uždavinėja klausimus ir tu tiesiog, reiškia, kraipai galvą ir neįsivaizduoji, apie ką čia eina kalba. Vat ir šiandien, sakykime, aš lieku visiškam neaiškume. Aš turiu vienokią informaciją, iš tikrųjų direktorius man dabar čia ką tik paaiškina kitą situaciją, kad čia kad tai negerai, aš galiu tvirtinti, o kaip padaryti, tai mūsų visų bendras reikalas. Aš noriu pridėti truputį, gerbiamas direktoriau, kad aš labai 100% kolegui Romui pritariu, dėl to, kad mes labai mažai turim informacijos. Į pirmus susitikimus su bet kurio gyventojų pirmas klausimas yra baseinas, į dar kartą baseiną. Ar jūs sakykite? Ir mes paskutiniai viską sužinom informaciją. Tikrai norėtume žinoti kažkokių. Kol vyksta viešųjų pirkimų procedūros, aš nenoriu komentuoti procedūrų pačių eigos. Ne, direktorius. Tai nėra viešos procedūros kažkokios. Kaip kolega Romas įsireiškia, atsiprašau, kad aš jūs pertraukiau, kaip kolega Romas įsireiškia, po šios procedūros, šitas incidentas teismai, tai mes sužinojom tikrai paskutinį. Ir šiandien, aš, pavyzdžiui, nežinau. Net nešauja mintis į galvą pranešinėti tarybos nariams, kad jo, bet tai bus mūsų komiteto. Jo, mes pagalį ne vieną. Viskas tvarkoja, aš nieko neslepiu, nieko nenoriu slėpti, tiesiog reikėtų susitarti kokiu grafiku ir kokią informaciją aš jums turėčiau pateikti. Aš net įsivaizduoju, kad į mėnesį kartą, į 2 mėnesius. Apie visus projektus ar apie baseiną? Baseinas. Šiaip baseinas. Ne, tai galbūt, aš Petro biškutį gal ir pertrauksiu. Šiaip tais visais strateginiais klausimais, galbūt, aišku, tikrai yra ūkiniai reikalai, ir tikrai mums jie ten, kaip pasakyti, jūs dirbat savo darbą ir darykit, ir dirbkit, ir mes džiaugiamės, bet, sakykime, yra tokie, kur strateginiai dalykai. Tai įsivaizduokit, mesgi irgi lygiai kaip ir jūs, tokie patriškiai, ir kada tau reikia raudonuoti prie žmonės ir aiškintis, gerai, aš nueisiu, aš pasiklausiu, arba mes turim ateiti. Romas, man žinot, kad jūs susitinkat su žmonėm, ką jie paklausė, ką aš jums turiu pasakyti. Tiesiog žmonės jau žino, bet reiškia ta informacija pasirodo pagal jūs ir pagal žmonės yra klaidinga. Tai aš noriu... O galiu sužinoti, ką tie žmonės klausė ir ką jie sakė? Aš ką tik tai kalbėjau apie tai, kad rangovas tas, kuris, reiškia, buvo pirmasis, jis atsisakė dėl kažkokių motyvų, numetė savo tą veiklą, paliko, ar dar kažkas tai panašu. Nei girdėjau, nei raštu mačiau. Gerai, atsiprašau, gerbiami kolegos. Gerbiami kolegos, labai ačiū Jums už posėdį. Visi klausimai buvo 27 išnagrinėti ir tuo metu baigėme komiteto posėdį.
Viso gero.